Kokias galimybės pasididinti pensiją suteikia įstatymo pakeitimai 2013 metais? Jei žiūrite šį filmuką, vadinasi, jau kaupėte savo pensiją antrosios pakopos pensijų fonde. Tokį sprendimą yra padarę net 90% dirbančių Lietuvos žmonių, siekdami, kad senatvėje jų pajamos leistų gyventi ramiai ir oriai. Per keliarius praėjusius metus galėjote stebėti, kai buvo mažinama ta mokesčių dalis, kurią Sodra perveda į jūsų pensijų kaupimo sąskaitą. Šis sprendimas priklausė ne nuo jūsų. Taip nusprendė vyriausybė, mėgindama sumažinti Sodros išlaidas ir staigiai didėjantį jos biudžeto deficitą. Šiandien, kai šalies ekonominė situacija pamažu gerėja, kiekvienam Lietuvos gyventojui suteikta proga vėl pasididinti įmokas į privačius antrosios pakopos pensijų fondus. Ir šį kartą nuspręsti turite jūs, kurį iš 3 variantų pasirinkti. Pasirinkus kaupti minimaliai, Sodra ir toliau jūsų pensijų fondą pervedinės po 2% nuo jūsų socialinio draudimo mokesčio. Nuo 2020 metų ši įmoka padidės iki 3,5%. Jei renkate šį variantą, jums nieko nebereikia daryti. Pasirinkus kaupti maksimaliai, jūsų sukaupta suma bus kasmet papildoma įmokomis iš 3 šaltinių. 2% Sodros pervedama įmoka. 2% įmoka nuo jūsų apmokestinamųjų pajamų, kurią taip pat administruotų ir pervestų Sodra. Bei dar 2% papildoma valstybės įmoka, skaičiuojama nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Šis pasirinkimas, dar kitaip vadinama sistema 2+2+2, leidžia sukaupti didesnę pensiją. Svarbu paminėti, kad šios 3 įmokų dalis didės palaipsniui. Štai taip. Nuo 2014 metų jos sudarys 2+1+1%. Nuo 2016 metų 2+2+2%. O nuo 2020 3,5+2+2%. Tiesa, yra ir trečiasis pasirinkimas – stabdyti kaupimą. Pasirinkę šį variantą ateityje gautumėte pensiją tik iš Sodros ir liktumėte be papildomo santaupų šaltinio senatvėje. Įmokos į pensijų sąskaitą būtų stabdomos, o sukaupta suma liktų investuojama iki pat pensinio amžiaus. Šis pasirinkimas gali būti svarstytinas tais atvejais, kai jums yra daugiau nei 55 ir jūsų pajamos ant popieriaus yra nedidelės. Jei norite pasinaudoti galimybę sukaupti maksimalią pensiją arba iš vis sustabdyti kaupimą privačiuose pensijų fonduose, apie savo sprendimą praneškite savo MP pensijų fondų konsultantui iki 2013 m. rugsėjo 1 dienos. Vėliau to padaryti nebegalėsite. Mūsų konsultantas padės suskaičiuoti jūsų pensijos dydį kiekvieno pasirinkimo atveju. Jeigu jau apsvarstėte ir pasirinkote kaupti maksimaliai, užpildykite prašymą internetu.